Deseo y en la mente la victoria, 23 almas que luchan por un hueco en la historia. Taigi, jūs padedat studentams išvykti į užsienio šalis ir ten susipažinti su kultūra, padirbėti ir taip toliau. Papasakokit labiau apie jūsų įmonę, kaip viskas vyksta. Taip, mūsų organizacija yra pakankamai sena, jai šiuo metu yra 17 metų, tai mes tikrai esame nuodugniai išanalizavę, kas studentams tinka, kas patinka. Ir realiai mes, kaip ir dauguma studentų mano, kad tokios organizacijos kaip mūsų, jos dirba tik tai su Amerika, realiai mes dirbame su daugeliu Europos šalių. Praeitų metų hitas, kaip mes sakom, buvo Ispanijos stažuotės, ar ne, nes tai yra nuostabios vietos, Ibiza, Maljorka, Costa Brava, ar ne, kur studentai galėjo ir pasistažuotis ir papramogauti to pačiu. Es la roja igualdad la que me llena de orgullo. Desde niño yo soñaba ser un campeón del mundo. Es la furia roja la que corre por nuestras venas, con pasión y con coraje. Procentaliai JAV išvažiuoja apie 30% pas mus, nes mes neakcentuojam JAV kaip pagrindinės programos. Mes dirbame kadangi su kitom Europos šalim, tai visą kitą sudaro Europą. Ar ne? Ir aišku, labai didelį procentą sudaro Graikija, Kipras, ar ne, nes visi įsivaizduoja savo, kad važiuos kaip į atostogas. Aišku, jie dirba stažuojasi 4-5 žvaigždučių viešbučiuose, bet poilsių lieka ne tiek ir daug laiko, bet kas nori pailsėti, tie spėja. Kaip studentai turintys LSP pažymėjimą, kaip tas pažymėjimas įtakoja kainą? Tas pažymėjimas įtakoja kainą. Apie kainos įtaką gali pasižiūrėti ir prie mūsų akcijų, mūsų internetiniam puslapį, bet realiai nuolaidos yra nuo 3 iki 10%. Ir pavyzdžiui, Work and Travel laisvai programai yra studentams važiuojantiems su savo darbeliu yra 3% nuolaida, tai sudaro apie 12 kažkur dolerių, ar ne. O į kitas programas apie 50 litų yra vidurkis nuolaida.